Atėjau pas vištas. Aha, susirinkot. Na ir jūs pabėgusios irgi ateinate, ne? Yra dvi, kurie išlenda vištos. Dabar viena atėjo. Bet kai atneši kažką kitom, tai jos irgi prisistato. Atėjau su kibiru atliekų ir dar lašinukų ant vilos pakabinsiu parašių. Vištos baisiai nerimauja, nervuojasi, kad ta pasiėmė, o jom nėra. Tai gaus atliekų. Va ir kita pabėgėlė atėjo. Dabar jau norės į vidų. Nes skanėstų irgi norisi. O vištos nervuojasi, taip kad nebenervuosiu aš jų. O va šitą va į kibirą lenda. Nešiu joms ir lašinukus pakabinsiu ant tvoros, kad galėtų lėsti, nes jeigu net pakabinę apverčia ir nebegali lėsti. O čia reiks pakabinti dar pavėsį, nes labai karšta šiandien, kad lašiniai negestų taip greit, nors jie bus greitai sudoroti. Kol vyksta peštynės dėl atliekų, kurias išpyliau ir kibiro švarinimas, tai spėjau, galėjau ramiai pakabinti lašinius, kuriuos galės dabar juos išbandyti, o nu va, galės boksuoti po biškį po gabaliuką. Nežinau, ar jom pavyks čia juos vesti kažkaip tai, bet gal pavyksta. Turės užsiėmimo, nes jom nuobodoka būna ir žolės yra paberta, va į pavėsį buvo paberta. Ten naujasios vištos dar nesuleistos kartu su tom, nes reikia, kad apsiprastų, susipažintum, kad nekapotų jų. Na va, aš galiu ramiai eiti surinkti kiaušinių, o jos turės... O jau nuvilko, na. Oi, blogai prisukau. Reikia prisukti dar geriau. Nu, atiduokit man tą lašinį. Kur vėla dabar dingo? A, jau vėlą nutempėt. Ai. Kiaušinių tik tiek. 6. Atėjau dar pas žąsiukus. Taip. Jie kaip visada žulytės kabo. Patraukim juos į pavėsį, kad neperkaistų, nes šiandien karšta. Bet jiem kaip visada vandenuko reikia papildyti. Ir jie kažkokiu būdu sugeba visą laiką tą vandenį primozuoti ir dar dažniausiai į jį prikakoja. Nu va, gerkit. Jau tuoj reikės jūs patraukti, žulytės mažai. Ai, kaip skanu. Būna koks vienas įsitaiso į dubenėlį. O, tuoj. Išsimaudo, kiti aplinkui. Antis bėgikės, viena, kur antra. Ai, yra ir antra. Dar va į maistą prikakoja jie. Dar jam duosiu alaus mėlių, kad nebūtų taip kaip su anais žąsiukais, kur 6 liko, tik tais vienas. Nežinau dėl ko. Va, taip atrodo. Čia daug labai vitaminų visokių. Nu va, pabėriau. Galėsit lesti. Aha, ti. Nu ir
Valgykit. Einu dar pas kalakutus. Na va, vienas likęs žąsinas. Žąsis karštą kvėpuoja. Paleidom dar 3 kalakutus, kad jam nebūtų liūdna, nes žąsis yra bendruomeniniai paukščiai ir vienam labai liūdna. Oi, beveik viską išlėsė jau. Karšta. Ir kalakutam karšta. Dabar 4 gyvena. Aptvarė. Pradžių kalakutai kaip ir norėjo muštis. Dabar liktai tam tikras taikos apsiėmė taisyklės. Apsitaikė, apsiprato. Vis smagiau negu vienam. Bet karšta labai. Na, gerai, kad neilgai bus taip karšta. Vandens įpyliau, vis išpildavo šitą metalinius dubenis, tai dabar molinį pastačiau. Šito netaip išpila, kad atsigaivint turėtų kuom. Kaip karšta. Jiem irgi mėlių papėlių, kad turėtų kuom pasistiprinti.